Pirmąją naujųjų metų savaitę aplasta sostinės A lygoje susikovė dvi pajėgiausios praėjusio sezono Vilniaus komandos – savo aikštėje žaidusi Tegra ir Mykolo Riomerio universiteto studentai. Nors daugelis tikėjosi itin intriguojančios kovos, tačiau daugiau sportinio pykčio turėję aikštės šeimininkai greitai įgijo solidžią persvarą bei pasiekė saldų revanšą. Pirmajame kėlinuke abi ekipos žengė petys į petį, neleisdamos viena kitai atitrūkti didesnę nei 3 taškų persvarą. Vis tik po trumpos pertraukėlės įvykių tėkmė pakrypo kiek kita linkme. Puikiai savo aukštaūgius išnaudoję Tegros vyrai perėmė iniciatyvą į savo rankas, o kėlinuką baigė spurtu 10-3, dvikovos pusiaukelėje susikrovė dviženklį pranašumą – 43-30. Po didžiosios pertraukos studentai padidino rungtynių spartą, tačiau klaidos lygioje vietoje bei itin žemų procentų mesti tritaškiai metimai neleido čempionams bent kiek priartėti prie varžovų. Vienintelė likusią užduotį – neprarasti budrumo bei išsaugoti įgytą persvarą – aikštės šeimininkai įvykdė su kaupu ir nuaidėjus finaliniai sirenai šventė įtikinamą pergalę rezultatu 73-62. Nugalėtojų komandą į pergalę vedė Vaidas Bendikas, pelnęs 21 tašką. Vitalijai Lukša pridėjo 17 taškų, o Gabrielius Ramonas į savo sąskaitą įsirašė 15 taškų. Mykolo Riomerio universiteto ekipoje naudingiausiai žaidė dvigubą dublį atlikęs Tadas Lukša, įmetęs 14 taškų, atkovojęs 10 atšokusių kamuolių bei atlikęs 6 rezultatyvius perdavimus. Jam neblogai talkino ir Rokas Jukonis, pridėjęs 12 taškų. Verta pažymėti, jog studentų ekipoje trūko Gyčio Radzevičiaus, o jo snaiperis Modestas Gylys prametė visus 6 tolimus metimus bei surinko -2 naudingumo balus. Kita vertus, Tegros komanda pergalę pasiekė neturėdama savo ryškiausių žvaigždžių – Evaldo Baniulio, Remigijaus Suginto ir Henriko Šliogerio. Tai aišku, nuotaikos geros, labai geros, nes ėjom, kaip ir pats sakė, kad turėjom sąskaitų nesenų, bet, sakykime, turėjom atsirevanšuoti, nes vyrų net nereikėjo motyvuoti, nes matėsi, kad jau ėjo akis degė, tą patį kalbėjome pirmąjį treniruotį, kad eisim, kausimės, ir iš tikrųjų, sakykime, planas ir pavyko. Nežinau, mes, sakykime, eilinį kartą po naujų metų susirenkam, kaip nekeista, pasidarom tokį dinaminių pratimėlių, truputį tonusiukui, man atrodo, tas padėjo. Matėsi, kad vyrai netgi buvo nenuvertinant varžovų, bet greitesni už jaunimą, tai tas džiugina, tik tai, kad tą tempą išlaikyti ir toliau. Nieko nestrateguosime, eisim, žaisim ir šitą. Ką čia pristrateguosi? Kai strateguoji, tai būna, patys žinot, gali būti labai nusivylęs nagus. Eisim ir kausimės kiekvienose rungtynėse, nes kokia čia gali būti strategija. Rezervai komandos yra pagrindinis rezervas susirinkti treniruotės visiems, sužais 5 prieš 5. Ir matyt, nebuvo dabar nei Suginto, nei Baniulio. Bet nuo to vyrai eina, kaunasi, tai rezervų, tai ką žinau, sakau, pagrindinis rezervas susirinkti normaliai. Ir ką, visus noriu pasveikinti su naujais metais.